Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas, bičiuliai, kaip jūsų sekmadienis? Pagaliau ateina tikras pavasaris. Kažkaip aš nežinau, kas čia su tais orais. Žinai, kas yra su pavasariu? Jis ateina, išeina, vėl ateina, po to vėl išeina. Va dabar pasakyk, kad ateina žmonės, kai žiūrės programą, jau bus vėl išėjęs. Ne, neišėję. Neišėjkite, nes šiandien mes jums pristatome įspūdingą modelį, kinišką Bidą. Negalvokite, kad kiniškas tai yra blogai, nes Bidas jau pralenkė Teslam pardavim. Bet Tesla kažkaip jau viskas Tesla apsileidžia, jie ten dabar planuoja, kaip kraustysis į Marsą, man atrodo, neturi Elonas kada užsiimti automobiliais. Tesla turi 5 modelius, tai 2 uždarė jau, tai liko tik tai 3, liko S ir liko dar trakas. Tai aš dabar pažiūrėjau, pavyzdžiui, gamą Bidų gama yra labai plati. Ir šiandien mes turime vieną iš šių modelių, tai Bid Atto 2. Ir Paulius pasakė, kad Bidų gama yra labai plati lyginant su Tesla, o taip yra todėl, kad kinų gamintojai nesiorientuoja vien į elektromobilius, jie taip pat gamina ir įkraunamus hibridus. Dėl to jų gama yra platesnė, nes jūs šiandien matot Bid Atto 2 elektromobilį, bet galite įsigyti ir Atto 2 įkraunamą hibridą. Gerai, bičiuliai, o aš taip žiūriu, ar sueina, žinot, kaip pardavėjai žiūri, tiksliau pirkėjai žiūri į pardavėjų automobilius, ar sueina kėbulo linijos, o jo, žinokit, dažnai visai gali nesueiti ir tada jums pagalba ateina Car Vertical. Įsivedat kėbulo numerį Car Vertical ir žiūrite. Ir tada jums net nereikia žiūrėti, ar sueina, ar nesueina, nes visa automobilio ataskaita jums prieš akis. Ir matot, ar daužtas, ar skendęs, rida, jau rida, nes mes Įdomiausia, kad mes randame šviežiai atvežtų automobilių ir jų ridos būna šviežiai atsuktos Lietuvoje. Vis dar yra tokių pardavėjų apgavikų, tad neapsigaukit, tikrinkit automobilius prieš pirkdami Car Vertical ir pasinaudokit nuolaidos kodu GAZAS dugnas, nes šitaip gausite 20% nuolaidą. O mes dabar stovime prie jungto automobilio ir aš girdžiu kažkokį garsą ir tas garsas yra panašus kaip jaunystėje ir vaikystėje aš atsimenu darydavom, kai važiuoju su dviračiu ir su segtuku prisegi popieriaus lapuką prie rato, kad kaip važiuoji per stipinus daužo ir atrodo, kad ten varikliukas kažkoks dirba. Tai va čia dabar yra lygiai toks pat garsas. Žinote, iš kur čia yra tas garsas? Dabar sukasi aušinimo ventiliatorius ir kažkoks popieriukas ar tai etiketė uždėta ir jinai va taip aplevėsuoja. Tai čia iš esmės lygiai tas pats, ką aš sakiau, kaip mes darydavom su dviračiais, kad nėra vidaus degimo variklio po kapotu, tai įdėjo kažkokį popieriuką, kad ventiliatorius daužytųsi ir atrodytų, kad variklis užkurtas. Klausyk, aš laikau šitą, pažiūrėjau, kas sunkumo kapotas. Oho. Aš nesuprantu. O tai pala. Ai, čia. Kojelė yra, bet kad tai būtų paliktas naujam automobilį taip atvirai variklis, tai aš žinok dar senai esu matęs. Aš galvoju, bet kas čia tai daužas, aš nesuprantu. Palauk. Nesiliečia čia jokia etiketė. Čia žarna. Reikia pataisyti Bidą, žinok, aš to užsimsiu. Labai gražiai jungtis izoliacija apvyniotos, norėčiau pasakyti. Kas šitai trankus? Bet čia kažkokia smulkmenėlė po kapotų daužosi. Taip gali atsitikti bet kam, bet kokiam automobiliui taip gali nutikti. Ir kadangi atvėrėm kapotą, tai galim pakomentuoti, kad jokios dėtuvės po kapotų neturime. Čia būtų galima įdėti kokį lovį. Ir net nemaišo priekyje sumontuotas elektros motoras, nes šis automobilis yra priekių varomas. Turi vieną elektros motorą, jis yra priekių varomas, 150 kW gale ir jokių kitų Bid Atto 2 versijų nėra. Yra viena elektrinio modelio versija. Taip. Ir dar įdomu, kad yra viena šio automobilio kaina. Automobilis kainuoja be kelių eurų 37 000 eurų. Ok, ir štai turime šitą Atto 2. Ir aš kaip jį pamačiau, man jis toksai blankus pasirodė, bet taip žiūri į ir įpranti. Atrodo, nieko čia jam per daug netrūksta. Man galinė dalis tai apskritai tokia labai jau primena Mercedes modelius. Bet šiaip man šitas automobilis toksai nereikiantis, nieko neišsiskiriantis, atrodo moderniai, bet aš jį rytoj pamiršiu. O aš pasitaręs su trečiu laidos vedėju, tai yra ten kampe stovinčia šiukšliadėžė, nusprendžiau, kad šis automobilis man labai primena jo mažesnį brolį, tai yra Bid Dolphin, kurį mes rodėme žiemą.
Ir iš tikrųjų pasižiūrėjęs nuotraukas, pamačiau, kad automobiliai turi daug bendrų dizaino bruožų. O, pavyzdžiui, va šitą galinę dalį. Ir jis man yra toks rimtesnė Delfino versija, toks didesnis Delfinas tiesiog. Ir žinok, tu pasakei, kad tau galinė dalis šio automobilio primena Mercedesą. Tai labai paieškojus gal ir rasite kitų automobilių dizaino elementų, bet žinokit, į šį modelį žiūrint, man atrodo, kad jis yra kažkokio automobilio kopija. Bet tokia mano yra išvada apie šį automobilį. O ar jis gražus ar negražus, jau čia spręskite patys. Sekiniškas. Man jis nėra gražus, bet čia vėlgi skonio reikalas. Aš ant šito automobilio, tai turbūt Bydai šiaip yra gražus automobiliai, bet šitas iš Bydų yra turbūt pats negražiausias ir jisai pats labiausiai primena kiniškumą. Iš karto atvažiavus, jums jau reikės aiškintis, kodėl jūs vairuojat kinišką automobilį. Nes nežinau, kodėl man iš karto ant jo matos. Ar čia perspaustas su šitom apdailom, ar čia dar kažkas Bet čia didesnis Delfinas, bet žinai ką? Kai mes lyginom Delfiną su kitais panašaus dydžio automobiliais, tai jis atrodė gana solidžiai. Tas Delfinas čia tas mažiukas visai? Jo, jis toks savo dydžio, jis atrodė solidus automobilis. O šis jau toks liūdnesnis, jau jo gabaritai neleidžia jam taip atrodyti dėžiškai, kaip jis dabar atrodo. Bet iš kitos pusės, jo proporcijos yra tokios, kad automobilis nėra labai didelis, bet aš manau, kad jis salone turėtų pasiūlyti daug erdvės. Tai mes eikime dabar tai ir patikrinkime. Ok, dabar žiūrėkit, aš dar kol kas nesisėdau į priekį ir aš matau, kad mes turime vėl klykiančią mados tendenciją. Tai štai šitą visą tunelį. Pastebėjai, kad ir Mercedesas jau deda šitus. Čia geras dalykas. Ir čia geras dalykas. Gerai, o žinot, man atsisėdus į saloną yra pirmas jausmas toks, yra, kad viskas savo vietose. Nieko čia nei per daug, nei čia per įmantriai, viskas yra paprasta, 2 ekranai, bam, bam, ir viskas daugiau nieko čia nėra. Ir man, žinok, patinka, man žinai, kad tokia tvarka. Žinai, kas yra salonas, atrodo ženkliai geriau negu automobilio išorė, tikrai neatrodo pigiai. Ir dabar noriu tavęs paklausti. Paklausk. Ar tavo sėdynė yra valdoma elektra? Taip. Rimtai? Taip. O. Tai va, tai aš dabar pagalvojau tokį vat dalyką. Šis automobilis kainuoja 37 000 eurų. Už tą pačią kainą jūs galite įsigyti Kia EV3, silpniausią versiją. Tik skirtumas tas, kad Kia turės mažesnę bateriją. Taip pat Kia yra beveik identiško dydžio automobilis, turi gal tik tai vos ilgesnę ratų bazę. Ir tik tai kokia 10 kart gražesnis. Nu, čia vėl skonio reikalas. Toliau yra Škoda Elroq. Taip pat galite įsigyti už labai panašią kainą, taip pat su mažesnė baterija negu Bydas, bet automobilis šiek tiek didesnis. Bet dar vienas labai didelis skirtumas, kad Bydas nelabai turi kitų komplektacijų ir mes jau standartinėje, tiksliau apskritai visose komplektacijose turime panoraminį stogą, elektra valdomas sėdynės ir aš manau, kad čia Kinas jau gali atsigriebti ne tik baterijos dydžių, bet ir geresnė komplektacija, jeigu paimsim bazinius Kijos arba bazinius Škodos variantus. Nu tai vis tiek automobilis finale išeina pigiau, nes gaunate už tą pačią kainą daugiau. O jeigu norit pasikomplektuoti Kiją arba gauti versijas su didesnėm baterijom arba Škoda, tai iškart turėsit primokėti pinigų. Nu bet vėl grįžtant prie salono, aš manau, kad mes darom išvadą, kad salonas atrodo tikrai neblogai. Jis atrodo, žinok, labai gerai. Ne? Praktiškai gerai ir tikrai ženkliai atrodo geriau negu išorė ir automobilis atrodo netgi brangesnis negu kad yra. Nu jo, bet pažiūrėk, sur medžiagos, tokios guminės. Medžiagos ganėtinai kokybiškos, tikrai labai reikia paieškoti, kad prikipt. Nu galia, tai ne kažką. Tu juokauji, tu pažiūrėk, kaip pasėdžiu. O tu matai, kaip sėdynės tačiai stovi, sėdynės atlošas. Blemba, bet čia pats vienas iš mažiausių automobilių Bydo istorijoje. Kijoj vietos daugiau ir Škodoj vietos daugiau. Pietų korėjiečius tai čia mes net nelygdom, bet šiaip, žinok, jeigu čia... Bet pietų korėjietis yra beveik identiško dydžio. Antra eiktų, bet tai, žinok, šiaip tai čia nėra blogai. Šiaip gana stačiai stovi sėdynės atlošas. Ne, nu gerai, nėra blogai, bet aš tikėjausi geriau. Eiktų, iš mažo tokio Bydo. Aš iš jo iš viso daug tikėjausi, bet kai tu pasakai, kad jisai yra čia ekonominės klasės automobilis, tada aš jau visai keičiu savo požiūrį. Tik žinai ką, sėdynės labai minkštos ir patogios. Tik atstačios labai. Tik labai status atlošas. Nagi, dabar apsikeiskime, dabar tu šnekėk, kad gerai, aš sakysiu, kad blogai. Ne. Nežinau, aš norėčiau... Ne, bet šiaip, žinok, neblogai. Aš norėčiau sėdynės atlošo gulstesnio. Man sėdėt, važiuot kažkur toliau nebūtų patogu, bet iš kitos pusės niekur tu su juo ir toli nevažiuoji. 8,5, 1,85 m, tu pagalvok, čia vaikai, tau čia iš viso jam puikiausiai. Ne, iš kitos pusės
Žinau, kad jeigu mes sakom, kad mažai Mes vietos, nesam labai atsižvelgti žemi. mūsų aukštą ūgį, kad mes esame iš viso, aš centras buvęs, o Izidorius buvo lengvasis kraštas. Tik nugarą labai skauda, tai susirietęs Baigiam- vaikšto, nes šiaip baigiam karjerą. realiai mano ūgis yra 2 metrai. Jo, nes Iš šiaip tikrųjų. Izidorius buvo labai stiprus ant tritaškių šiaip. Jo. Atvėriau bagažinę, Paulius bando mane įkalbėti, kad ji yra maža. Man neatrodo jin labai maža, man atrodo, jinai pats tas tokiam automobiliui, bet aš dabar susimašiau, kam čia tiek krepšių. Turime vieną krepšį, antrą krepšį, tada išimame dugną ir matom trečią krepšį ir ketvirtą krepšį. Bydai, kodėl čia tiek daug krepšių pridėjai šį automobilį, tu man paaiškini. Dabar patikrinam, kas čia yra. Taip, čia yra įprastinis pakrovėjas, vienfazis. Čia tikriausiai spėju, kad bus greito pakrovimo laidas. Atspėjau. Tada čia kažkur turėtų būti turbūt kokia vaistinėlė. Ne, čia kažkas kieto. Čia pačiūžas. Čia turbūt pačių. Ne, čia yra rato remonto komplektas. O čia tada jau bus kokia vaistinėlė ir stop ženklas. Taip, vaistinėlė, gesintuvas, liemenė ir avarinis ženklas. O liemenė pustainai? Liemenė turbūt, kad tik tai ryški. Ir aš dabar pagalvojau tokį dalyką. Šiaip aš pratęs automobiliuose, kurie turi dvigubą dugną, tai vat visi šie daiktai buvo dvigubame dugne kažkaip tai įtaisyti. Pavyzdžiui, rato pripūtimo komplektas turi kokią plastikinę dėžę ir kur nors čia pasislėpia šone, kad tu jo nematai. Vydas nusprendė, kad čia yra tiek reikalingi kasdien daiktai, kad kiekvienam tiesiog pritaikė po krepšį, kad jūs atsidarytumėt ir ieškotumėt tarp tų visų krepšių to, ko jums reikia. Va, žiūrėkit, 4 krepšiai. Kaip ir bagažinės turis, tada geras jie taip pasukčiauja. Sako, žiūrėkit, kokia didelė bagažinė, dėl to, kad jos niekas neužima. Bet kad krepšiai 4 užima vietą, tai turbūt visi pamirštame. Gerai, dabar man įdomu vienas dalykas. Mes atsisėdam į naują elektromobilį ir aš dabar įsivaizduokit, ateinu, atsisėdau ir noriu važiuoti. Ir važiuoji. Paspaudį stabdys atsikeliu, aš nekart nejungiau to start stop. Puikiai. Tai kam tas mygtukas tada start stop? Čia žmonėm, kurie jaučia gal nerimą, kai nežino, ar automobilis užmigo ar neužmigo, tai jį išjungia dar papildomai. Aš tai šiek tiek prisikabinau prie meniu, nes man labai keistas, dabar viskas veikia kaip kompiuterio principų. Čia turite desktopą, kuris, aš nežinau, kam jis reikalingas, kad jūs tą vandenį matytumėt. Gražu. Bet ir kitas dalykas, jie pakeitė, jau nebeturi mašinėlės, dabar yra per va šitą krumpliaratį, įsijungia vėlgi Teslos Settingai. settingai. Ir čia tai viskas labai paprasta, bet man šitas ekranas, koks jo funkcionalumas, tai Tai mes įsijungtum kokią Android auto ir visai kitaip atrodytų. Gali būti, labai teisingai kalbė. Šitas jau automobilis antras pagal mažumą Bydas. Ir aš pradėjau su juo važiuoti, taip, labai šis, taip siauras, bet nesijaučia, kad jis labai mažas. Ir mes dabar važiuojam žiauriai duobėtų keliu ir su pusė velnio čia tvarkosi. Čia normaliai svarbu. Žinai, kas yra mano? Bėdai gana komfortiški automobiliai. Ir jie pagal šitą klasę, jisai netgi labai komfortiškas. Ir aš nustebau, aš kažkaip negalvojau, kad čia Izidorius jį taip sumenkins su ekonominės klasės automobiliu, nes jisai savo konkurentus, savo kainų lygyje ekonominės klasės jis lenkia labai. Kai, kuo? Ir važiuoja, jisai pirmas dalykas savo įrangą. O tai Kia tau blogai važiavo? Taip, bet Kia žymiai brangesnė. Nežymiai, keliais tūkstančiais. Keli tūkstančiai man yra didžiuliai pinigai. Gerai, turime 2 regeneracijos lygius, tai mes važiavom ant to standart, dabar įsijungiau high ir pažiūrėsim, ar mes čia ką nors. Atrodo, Bydai nepasižymė labai gerų ant pedal drive'ų. Reikėtų sakyti atvirkščiai, Bydai pasižymė labai prastų ant pedal drive'ų, nes jo čia tiesiog nėra. Bet aš, žinok, nepamenu, kad Bydą būtume bandę ir sakytume, kad yra ant pedal drive'ų. O kodėl jie taip daro? Nežinau, čia kažkas vis tiek. Žinai, kas, tie elektromobilių puristai, kurie viską už mus išmano geriau, jie pasakytų, kad čia yra dėl stebuklingų baterijų ir stebuklingų elektros motorų, nes Bydai ten viskas kitaip, jie ten viską kitaip ir geriau daro. Jo, bet pradėjus važiuoti šiek tiek greičiau, iš karto pasijaučia, kad visgi gali Izidorius riboti į čia yra ekonominės klasės automobilis, nes mes važiuojam ant 44 km/h ir aš jau dabar matau, kad garso izoliacija yra liūdna. Ir gyvumo jam trūksta baisiai. Kaip elektromobilis, jis to spyrio neturi, specialiai įsijungiau sport režimą, galvoju dabar jau, kai spyrsiu, Izidorių nustebins. Ne, jisai gražiai to lygiai bėgėjasi, bet to tokio pirmo nėra. Jo, tai yra geras ekonominės klasės variantas. Ar aš tokio norėčiau? Kia
Net ir tas pats L-Rockas man, pavyzdžiui, važiavime paliko žymiai geresnį įspūdį negu šitas. Yra daug neišaiškintų paslapčių, bet yra ir atvirų paslapčių, kaip, pavyzdžiui, šis lietuviškas OBD11 diagnostinis prietaisas. Jeigu jums kelia alergiją įvairūs kiniški gaminiai, tai pirkit lietuvišką gaminį, nes šis prietaisas ir Lietuvoje sukurtas, ir Lietuvoje gaminamas, ir Lietuvoje nuolat tobulinamas. Ir vis daugėja automobilių, su kuriais šis prietaisas veikia. Jis veikia su Volkswagen Audi grupės automobiliais, su Toyota Lexus, su BMW ir jau veikia ir su Mercedes, va tokia naujiena. Ir aš manau, kad kuo toliau, tuo daugiau atsiras gamintojų, kurie bus įtraukti į OBD11 diagnostinio prietaiso šeimą, galėsit nuskaityti klaidas, įjungti įvairias paslėptas funkcijas, ką galėtumėt atlikti autoservise. Nu, iš esmės, paskaitykit obd11.com tinklapį ir ten rasit viską, ką gali su šio prietaisu nuveikti. O jei perkat šį prietaisą ar įvairius planus ar paketus obd11.com tinklapį, tai nuolaidos kodas gazas dugnas. Šitaip gausit 20% nuolaidą. Ir Paulius šiaip iš esmės viską jau supasakojo. Šio automobilio stiprioji pusė, kad jis yra ganėtinai komfortiškas, silpnesnė pusė, kad ganėtinai silpna garso izoliacija ir kažkokių papildomų garsų čia vis girdime, bet vis tiek. Pakaba yra stiprioji šio automobilio pusė ir man patinka, nes aš į tokį automobilį pažiūrėsiu, visada tikiuosi, kad jis bus taburetė. Ir jeigu aš su juo išvažiuoju gatvėje ir jis yra minkštas, man tada jis patinka vis labiau. Minkštas. Nėra minkštas, bet aš galvoju, kad jis bus ženkliai kietesnis. Jūsų lūkesčiai tiesiog. Mano kitokie lūkesčiai tiesiog buvo. Supratau, ačiū. Ir iš techninės pusės viskas su juo yra gerai. Aš manau, kad jam baterijos visai pakanka, 65 naudotinos kWh, tai nuvažiuosit kokius 340 km realiom vidutiniam sąlygom. Aišku, gamintojas sumeluos, kad jūs nuvažiuosit ženkliai daugiau, bet ne velniui jūs nenuvažiuosit. Klausykitės mūsų elektromobilių vilkų. Taip, ekspertų. Nes aš tiesiog pastebėjau, kad žmonėms būna šokas, kai jie nusiperka elektromobilį ir oi, čia rašo, kad nuvažiuos 600 ir po to pamato, kad tie skaičiukai labai ant skydelio greitai krenta. Tai žinokit, prieš fiziką nepakovosit. Ir jei krausite šį automobilį, lėto krovimo stotelį arba namie elektromobilio pakrovimo stotelį, tai jis priima 11 kW, greito krovimo stotelį jis priima iki 155, o vidutiniškai jis nuo 10 iki 80% krausis maždaug 100 kW greičiu. Tai pasikraus per 29 minutės. Tai vėl standartas, viskas čia yra normos ribose, viskas čia yra labai gerai. Ir dabar mes pristatome naujieną, filmuojame iš dviejų kampų, kiekvienas turime Aš dabar žiūrėsiu šią ir dabar kalbam. Tu į vieną, tu aš į kitą. Taip, bet nesažininga. Tai nereikia mums tarpusai kalbėti, mes su žiūrovais bendraujam. Gerai, bičiuliai, baigėme šiandien pasirodymą. Iš tikrųjų, automobilis, koks buvo pirmas įspūdis, toks jis ir liko. Viskas su juo neblogai, bet kad būtų kažkas ypatingo, tikrai ne. Aš sėdėdamas viduje nesijaučiu ekonominės klasės automobilyje, man patinka, kad jis iš karto yra paleistas toks optimalus, kad nieko nereikia galvoti, ką čia komplektuoti ir dėl to papildomai leisti pinigus, bet man nepatiko, kaip jis atrodo, nes Paulius labai programos pradžioje labai gerai pasakė, žiūrint į šį automobilį, aš iškart matau, kad tai yra kinas. Gerai, ir dabar mes eisime prie išvadų. Ir atseit mes viens kito negirdim, gerai? Žiūrėk, dabar darom taip, 3, 2, 1 ir sakom iš išvaizdą. Gerai. 3, 2, 1, 7. 6,5 bendras. Vidus. 3, 2, 1, 8. 9. Matot? Interaktyvi programa. Važiuoja kaip? 3, 2, 1, 8. Dabar čia varom. Ir kaina? 3. Dar man reikia pagalvoti kainą. Aš norėčiau, kad jis kainuotų 34 000. Aš norėčiau, kad jis kainuotų apie 16. O ką nenorėtum? Ne, žinot, kas su juo yra. Jo salonas pilnai atidirba pinigus, važiuoja, beveik atitinka pinigus, bet išorė tai man jo vėlgi liūdna. Aš ir merginos tokio automobiliu nesirinkčiau. Bet šiaip pagal viską, žinok, už tas pinigus, ką gauni, antras pagal mažumą bydas nėra blogai, žinok, 7 to nepagailim. Aš nežinau, 8 duosiu. Ai, tai aš galvoju, kad tik dar mažiau. 8 duodi? Jo, aš tiesiog nusprendžiu nebevertinti bydo kaip pigaus gamintojo ir užmiršt, kad jis yra kinas ir duosiu aš jam 8, nes tiesiog jis už tą pačią kainą gali pasiūlyti šiek tiek daugiau negu korėjiečiai ir europiečiai, bet bėda ta, kad tai yra šiek tiek daugiau. 7, aš duodu 7. Gerai, ne, visgi atsiprašau, tai yra 7. Aha, perkalbėjau. Gerai, bičiuliai, bet jūsų mes niekada neperkalbėsim, nes jūs visą laiką turite savo nuomonę. Dabar pat išbėgti į mūsų Instagram ir ten balsuokite.
Taip, užbėkit Instagramą ir Instagrame jūs subalsavot ir balas yra vat štai toks. Vat vietoj Pauliaus prašau taisyti. Jo, ne, Mano kameroj prašau, kad Paulius nesimatytų, matytų balas. Kad būtų šalia. Viskas, bičiuliai, sumuojam bendrą rezultatą ir galų gale šis bydas yra vertas štai tokio įvertinimo. Pažiūrėsiu net į to kamerą dabar. Taip, va taip. Gerai, o mes priminam, kad šiandien yra Gazas dugnas tarptautinė šventė, nes šiandien susitiksime ir vakare per TV3. Ko laukite Gazas dugnas šou per TV3, tai užbėkit pas mus Instagrame ir pamatykite turinio, kuris nepatenka nei į televiziją, nei į YouTube, patenka tik mūsų Instagramo žmonės sekėjams. rašo mum ir pyksta. Taip, jeigu kažko nepamatėt per televizorių, tai žinokit, pamatysit Instagrame. Tai pasiekit mūsų Instagrame Gazas dugnas TV. Ačiū ir iki vakaro, iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.